Sveiki, čia Gintarė iš Tavo sveikata LT ir mes padedam žmonėms sulieknėti, jaustis gerai, būnant savo kūne ir būti sveikesniems. Ir šiandien tęsiu seriją video apie keto mitybą ir būtent šiandien noriu padiskutuoti apie tai, kaip pagreitinti ketozę. Kaip matuotis, ar esat ketozėje, čia jau kitame video rasit, bet iš esmės būna tikrai žmonėm labai sunku persijungti į tą ketozę, tai yra kai jūsų organizmas pradeda deginti energijai ir naudoti energijai ne angliavandenius, o jau riebalus. Ir būna, kad užstringa arba ta ketozė būna netokia stipri. Tai kaip ją sustiprinti, kaip ją pagreitinti? Taisyklė numeris 1 – derinkit keto mitybą su protarpiniu badavimu. Protarpinis badavimas, paprastai tariant, yra valgymo, nevalgymo langų laikotarpis. Ir geriausia, aišku, prie to reikia vėl nedaryti nežinant ir geriau nusipirkit mūsų programėlę protarpinio badavimo, jeigu nesat per daug įsigilinę, nes galit savo ir pakenkt. Bet iš esmės geriausias badavimo principas yra, kai 8 valandas valgot, 16 valandų nevalgot. Bet vėl, negalit taip šiaip sau paimti, nerti ir nebevalgyti ir nieko dėl to papildomai nedaryti. Tai labai pasiskaitykit. Arba, sakau, kreipkitės į mus, bet iš esmės keto ir protarpinis badavimas jie veikia labai gerai dėl to, kad kai mes nevalgom tam tikrą kiekį valandų, dažniausiai tai yra nuo 14 valandų, bet vėl labai priklauso nuo organizmo, kiek jūsų organizmas tolerantiškas, elastingas ir ką šiaip prieš tai valgėt kurį laiką. Bet keto ir protarpinio badavimo kombinacija padės žymiai greičiau įeiti į ketozę ir turėti ją stipresnę. Mes asmeniškai, kadangi esam išnaršę šitą visą sritį protarpinio badavimo ir badavimo labai stipriai ir patys jau su tuo ir praktikuojam ir dirbam labai ilgai, mes su vyru ką darom, kai norim įeiti greičiau arba į stipresnę ketozę, mes iš tikrųjų badaujam bent 1 dieną ir tada jau po tos 1 dienos mes pradedam būti ketozėje, kur šiaip maitinantis pagal keto mitybą tai užtrunka nuo 3 iki 7 dienų. Tai čia numeris 1. Numeris 2, kaip pastiprinti ketozę, tai dar kol nevalgot, prieš pirmą pusrytį, prieš pirmą kavą ir taip toliau, eikit pasportuoti. Arba intensyviai pavaikščiokit, arba dar geriau iš tikrųjų kažką su svoriais pakelnoti bent 10 minučių. Taip jūsų organizmas reikalaus turėti daugiau energijos, sudegins daugiau angliavandenių ir tada jau pasiduos ir pradės imti riebalą kaip energiją. Tai čia numeris 2. Numeris 3 yra toks, nežinau, aš super rekomenduoju, bet tiesiog sakau kaip patarimą galima, kad vartoti tik riebalus. Tiem, kuriem jau visiškai neišeina persijungti ketozę, aš su to asmeniškai nesusidūriau, bet iš literatūros tiem, kam jau visiškai yra paskutinis taškas ir neišeina persijungti ketozę, tai rekomenduojama yra 90% arba 100% valgyti vien tik riebų maistą, gerą riebų maistą. Tai yra avokadai, sėklos, riešutai, riebus jogurtas. Nes kai paduosit organizmui tik riebalą, nei trupučio angliavandenių, nei ten truputį uogytės, nei ten truputį daržovytės, organizmas nebeturės jau visiškai kur dingti, kaip tik naudoti energiją ir riebalus. Kitas dalykas, kaip galit padidinti, žodžiu apskritai pats principas, kad kuo daugiau riebalų sunaudosit, tuo labiau paskatinsit organizmą būti ketozėje, nes jūs, logiškai mąstant, turite didesnę krūvą malkų, ką organizmas gali deginti ir jam tada jau tos pjuvenos nuo angliavandenių tampa nebeįdomios. Tai irgi tiesiog paprastas riebalų padidinimas, kaip pavyzdžiui tų riebalų jau gerųjų riebalų, ką minėjau, arba kavos su sviestu, su MCT aliejumi arba paprastu kokosų aliejumi arba sviestu irgi padeda pagreitinti ketozę. Tai realiai tiek patarimų ir tikiuosi, kad jums pavyksta įeiti ketozę ir vienas labai didelis prašymas yra, kad jeigu matuojatės savo ketozę su tais šlapimo juostelėm, ketonų juostelėm, tai nenorėkit, kad jis būtų visiškai super tamsiai violetinis, nes tai yra jau netgi truputėlį ir rizikinga
rizikinga organizmo būsena. Šiek tiek rožinės jau yra labai gerai. Ačiū ir iki kitų video.